Kur rasti suknelę iki 100 eurų vestuvėms? Šiandien aš jums padėsiu. Tai pirmasis variantas mano akimis yra tobulas. Kas mėgstate geltoną spalvą ir tokias lengvesnės sukneles. O geriausias dalykas kainuoja, žinokit, tik 50 eurų. Atsiprašau, šita suknelė mažiau nei 30 eurų kainuoja. Labai elegantiškas ir, sakyčiau, toks rafinuotas modelis. Vienintelis dalykas, aš dabar esu įsitepusi kūno aliejukų. Tai biški, supurvinau. Reikia parodyti kažką ir klasiškesnio, nes mes ne visos mėgstam spalvotas sukneles. Ryškina ir figūrytę, lengva derinti ir aksesuarus, kažką stambesnio, paauksuoto ir volia. Turime tokį, sakyčiau, black tie įvaizdį. Žinot, kuo man patinka šita suknelė, jog ją galėsite užsidėti ne tik vestuvėms, bet ir visą vasarą nešioti išėjimui į miestą, į gimtadienį, skirtingoms progoms. Tai ypatingai, kas mėgsta taškelius, šalikėlį ant kaklo, nes man iš tikrųjų toks labai gražus akcentas. Derinyje yra būtent tas šalikėlis. Kaip nuo savo vestuvių šituos šalikėlius labai pradėjau mėgti. Vienas labai gražus, bohemiškesnis variantas rastas vestuvio svečio įvaizdžiui. 26 eurų. Už šitą suknelytę. Truputį sukčiauju, nes ji tikrai šiek tiek daugiau kainuoja nei 100 eurų, bet aš negalėjau šitos suknelės jums neparodyti. Tai kas mėgstate raukinukus, mėlyną spalvą, apskritai romantiškesnės sukneles, tai šita yra tobulutė, mano akimis. Ir taip galite pabalsuoti, kuris suknelės modelis jums labiausiai patiko.